negali sakyti taip, kad nesivysto. Vystosi tik tai labai lietai. O kodėl lietai, tai kad Lietuvoje toks mentalitetas, supranti, didžioji dalis nori viską haliavų gauti. Nu tai ką gali gauti haliavų? Žmogus, jeigu nesvarbu, į prekę ar į paslaugą, į kažką, tai ten yra įdėta dūšia, žmogus ten įdėjo savo darbą, savo žinias ir taip toliau. Tai ir už tai jis turi kažkokį tai atlygį gauti. Tas pats kaip čia su verslas nuo nulio mokymais, mes jau kažkur tai 3 metai, ar ne, mūsų mokymai vyksta. Tai tu galvoji, nėra tokių, kurie stebi tenai diena iš dienos ir tikisi, kad tu kažką nemokamai įkelsi. Nebus taip, hebra, tai nejuokaukit. Aš pats, pavyzdžiui, kur dabar vyksta webinaras, ar ne, su Facebooko reklama. Būtent, kad tokius įrankius atrasti, aš nežinau, čia jeigu realiai nesigilinau, tai plius minus apie 2-3 tūkstančius eurų ištaškiau, kol atradau įrankius, kurie veikia. Ir tokiais įrankiais dabar, pavyzdžiui, rengiu webinarą, ne tik įrankiais pasidalinti noriu, bet ir aplamai duosiu patarimų, kad būtų Facebooko reklama efektyvi. Ir už webinarą ten prašai 79 eurų. Ir žmogus ten pardavinėja kažkokią tai prekę ir taip toliau, rašo žinutę. Sveikas, čia radau tavo reklaminį video, ar ne? Aš irgi naudojuos panašiais įrankiais, bet mane tenai dažnai blokuoja, taip ir taip, tas problemas visas išvardino, kurias aš visas žinau ir kaip jas apeiti, kaip jas įspręsti. Webinare būtent apie tai kalbama. Ir jau rašo žinutę su tokia, supranti, tarsi draugelis, tipo čia nemokamai pasakyk tu jam. Sakau, nu taip ir taip, yra viskas, užsiregistruokit, galit sudalyvauti, dabar ten tokią dieną užimta, nes daugiau 100 žmonių aš nepriimu į webinarus, paprasčiausiai paskui stringa, tai garsas, tai vaizdas ir taip toliau. Čia pas mus Paryžiuje tas interneto toks atokus miestelis, kai yra, tai čia gero interneto nėra. Tai daugiau 100 žmonių aš ir paprasčiausiai net nepriimu. Nu, ir sakau, registruokis, jeigu nori sekančią dieną tenai, ar po 5 palauk dienų, dabar nepamenu, bus webinaras, susimokėsi ir viską aš tau nuodugniai išaiškinsiu. Ne, tai kad čia dar pinigus mokėti, tai ką norėti, tai čia lygiai tas pats, kur dabar vyksta webinaras, ne už kalnų prasidės, ar išdrįsi būti pats savo bosas. Tai irgi, pavyzdžiui, webinaro kaina 20 eurų. Žmogui tu atskleidi informaciją, kaip su 10-30 eurų įkurti elektroninę parduotuvę. Nes elektroninės parduotuvės pats įkūrimas nekainuoja, kainuoja įsipirkti serveryje vietą. Toliau, kaip ją padaryti, viską ten sudėlioti, sukonfigūruoti, tai viską aš webinare išmokinu, viską paaiškinu nuo A iki Z nuodugniai. Toliau, kaip išsirinkti produktą. Aš turiu, pavyzdžiui, ne vieną elektroninę parduotuvę. Ten, aišku, galit neguglinti, niekas nerasit, nesudurna, suprantat, nes yra daug heiterių pas manęs. Aš ne savo vardu viską turiu. Ir esmė tame, kad tu žmogui išmokini net išsirinkti produktą, kurį galima būtų parduoti, kad pelningai parduoti, kaip pateikti komercinį pasiūlymą. Ir peržiūri 20 000, pasižiūrėk reklaminį video, peržiūrėjo ten 20 000. Sulauki žinučių, bet didžioji dalis tokie registruojasi, kurie nori, supranti, tarsi kai draugeliai ten, labas, ir vos nemokami nori gauti. Nu taip nebus. Ir 20 eurų ant tiek, žiūrėk, ant kiek žmogaus žadnumas yra. Jo gyvenimas šaibom eina, ten pinigų neturi, skolinasi, kai dabar tų kreditų ten pilna prisikūrė, vieni per kitus tos kreditus ima, vieną atima, kitą atiduoda, tokie užburtam rate gyvena, supranti, ir jam 20 eurų gaila susimokėti už webinarą, kuris jam kardinaliai pakeis viską, visas jo gyvenimas ten pasikeis. Jeigu jis dabar sugebėtų tą elektroninę parduotuvę padaryti, jis nesėdėtų ir nesikankintų tenai skolose arba nedirbtų samdomam darbe už 300 eurų. Čia yra logiška. Ir ant tiek žmogaus žadnumas, supranti, kad jisai jam negali tiesiog, jisai skaičiuoja svetimus pinigus, tuoj pradeda, jog atsiranda tokių ten matematikų, kur ten Jėzum pasiskaičiuoja, ten jeigu 1000 žmonių užsiregistruos, Jėzau, kokie pinigai, kiek jis uždirbs, Jėzau, durneliai, jūs galvoju,
kad jūs būtumėt praėję, kiek aš esu praėjęs, iš viso kokiais 2013 ar 2012 metais, vien kad atrasti kryptį, atrasti tą schemą, kaip reklamuotis, būtent į reklamos kampanijas buvom ištaškę su kolega apie 30 ar 40 tūkstančių litų vien dėl to, kad atrasti kokiu principu žmonės pritraukti. Nes daug verslininkų reklamuoja, kiša į tą reklamą, jie nesuvokia tokių dalykų, kad jeigu šiandien neperka, tai ir nėra tikslo rytoj jūs laukti. Ne, tai rytoj, jeigu tavo pasiūlymą pamatė tenai 10, 20, 30, 40 tūkstančių žmonių ir nenusipirko, tai reikia galvoti, kas su tavo pasiūlymu yra. Tai va, tokių dalykų ten siauras mąstymas paprasčiausiai. Ir mes, pavyzdžiui, negraužiam dantų, kad jesau, kiek pinigų išleidom. Tu nedarydamas klaidų niekada nepasieksi rezultato paprasčiausiai. Tai va, tų chalevčikų buvo ir bus visą laiką, čia nereikia norėti. Bet. Tai aš tą webinarą, kur dabar organizuoju, taigi webinaro kaina 20 eurų, ar ne? 20 eurų. Tu duodi informaciją žmogui, kuri pervers ten viską pas jo gyvenime, galvoje ir taip toliau. Tik reikia aišku daryti. Pasirašai sutartį, kad tu dalyvausi webinare, ką ir kaip tu turėsi, ką gauni iš webinaro ir taip toliau, ką turėsi daryti. Jeigu nepasieksi rezultato, mes net pinigus gražiname. Mums nereikia svetimų pinigų, suprantat, jeigu žmogus iš to naudos negavo. Aplamai mes pradėjom verslas nuo nulio mokymus, čia prieš 2 metus su biškiu, mes net buvo mintis daryti tokio principo mokymus ir webinarus, kad pirmiausia sudalyvauja ir susimoka tie, kuriems nauda buvo. Bet priėjom išvados tos, kad kai Lietuvos mentalitetas, lietuvių didžioji dalis mentalitetas yra toksai, kad jie viską nori nemokamai gauti, nu tai čia ir prasidės chalevčikų tokių amplūdis, tai tokių, žinai, nereikia. 20 eurų tai čia nėra tragedija, aš manau, susimokėti žmogui, kuriam kažko tai reikia gyvenime. Tai va, kas dar domina?